Hipertireozė tai kaip skydliaukės apsinuodimas sunkiaisiais metalais. Skydliaukė tiesiog prašo, išvalykite mane, nuprauskite mane. Ir ne tik mane, bet ir visą organizmą. Be skydliaukės organizme yra dar mažiausia 5 filtrai, kurie išveda toksinus arba galima sakyti šiukšlės iš mūsų organizmų. Ir tik tai po to įsijungia skydliaukė kaip uodegėlė ir pradeda valyti sunkiuosius metalus. Ir tai yra kaip subtilus kraujo valymas po to, kai nešvarumus ar toksinus surinko kepenys, plaučiai, inkstai arba limfa. Ir tik tai tada įsijungia skydliaukė ir pradeda surinkti sunkiuosius metalus. Bet jeigu šitie organai kaip kepenys, inkstai, žarnynas arba, pavyzdžiui, limfa yra užteršta, jinai yra klampi, neprateka organizme, tada vietoj jų šitą darbą pradeda perimti skydliaukė. Bet skydliaukė yra mažytis organas ir kaip ilgai jinai gali, pavyzdžiui, iš visą žarnyną perimti šį darbą. Ir ką daro skydliaukė atliekanti darbą mažiausia už 3 filtravimo organus? Aišku, padidėja. O kodėl? O todėl, kad jinai nori organizmą aprūpinti energiją. Išskirdama savo skydliaukės hormonus, kurie patenka į kraujotaką ir būna siunčiami iki ląstelių, o kaip žinome, ląstelėse jie aktyvuoja energijos gamybą. Todėl skydliaukė ir padidėja, norėdama aprūpinti mūsų organizmą energiją. Jeigu jūs norite daugiau sužinoti panašiomis temomis, sekite mane Instagramoje Daina Greisas arba Facebooko grupėje Imuniteto balansas, skydliaukė, Greiso liga.